Esu turėjęs santykius, kurie truko keletą metų, 4 daugiau metus, kurie buvo labai sunkus. Jie prasidėjo labai greitai vystėsi ir jie nutrūko praėjus kažkur 4,5 metų. Ir kaip ir dauguma iš mūsų, man kilo mintis, kodėl čia dabar taip gavosi, ką aš išmokau, kodėl tie santykiai nutrūko, kodėl mūsų keliai išsiskyrė. Tačiau eigoje aš supratau, kad ne šitas klausimas vis dėlto yra svarbiausias ir esminis. O esminis klausimas, kurio turėtumėt klausti savęs ir kurio klausiau aš ir kuris man padėjo labai daug suprasti apie save, tai būtent yra šis. Kodėl tie santykiai prasidėjo? Kodėl tie santykiai prasidėjo būtent su šitu žmogum? Kuo tas žmogus mane patraukė? Kokios savybės tame žmoguje mane patraukė? Šitie klausimai yra labai sunkus, kuriuos savo galima užduoti ir aš savo uždaviau, bet atsakymai, kuriuos gauname, realiai pajautę atsakymus viduje, kada tikrai jaučiu, kad atsakymas yra tikras ir teisingas, jie labai gali prisidėti prie asmeninio augimo. Suprasti, dėl ko aš ėjau į santykį su tuo asmeniu. Patinka toks turinys? Kūrinys. Jei patinka toks turinys, pasek, įmesiu daugiau.